Dabar aš iš arti stebiu išties istorinę akimirką Šiaurės Izraelyje. Ir aš nevartoju šio žodžio lengvabūdiškai, nes už manęs 53 vietos valdžios institucijos, merai, regioninių tarybų vadovai, klasterių lyderiai iš viso šiaurinio šalies regiono ką tik pasirašė bendrą chartiją. Jie save vadina Kita įlanka 53, miesto aljansu, kokio Izraelyje dar niekada nebuvo. Iš esmės jie pasirašo įpareigojantį įsipareigojimą veikti kaip vienas regioninis blokas. Idėja yra sujungti savo politinį svorį, ekonominius išteklius, ryšius, kad galėtų siekti plėtros tikslų. Tai reiškia, kad daugiau nebus 53 skirtingų miestų, kurie atskirai beldžiasi į Jeruzalės duris, kiekvienas kovodamas už savo dalį. Nuo šiandien jie kalba vienu balsu. Ir viso to katalizatorius yra IMEC, tai yra Indijos artimųjų rytų Europos ekonominis koridorius. Tai visiškai naujas šilko kelias, kuris planuoja sujungti Indiją per Persijos įlankos valstybės su Izraeliu, o tada toliau į Europą. Ir tas koridorius beveik idealiai eina per žemės ruožą, kuriame yra šie 53 miestai, nuo Haifos uosto prie Viduržemio jūros tiesiai iki Jordanijos sienos. Ir šie miestai nėra tik šalia koridoriaus, jie yra jo viduje. Ir būtent todėl jie įsipareigoja kartu pritraukti tarptautinės investicijas, kurti užimtumo zonas, užmegzti partnerystės su užsienio vyriausybėmis ir verslais. Taip yra todėl, kad paprastai, kai paskelbiama apie tokį mega projektą, vietos merai apie tai sužino paskutiniai. O ką šie 53 miestai iš esmės šiandien sako, šį kartą ne. Mes norime dalyvauti nuo pat pradžių. Ir kai pažvelgėte į šį regioną, jo įvairovę, žydų, arabų, beduinų, drūzų bendruomenės, jie kalba ne tik apie prekybos kelius. Jie pateikia modelį, kaip iš tikrųjų gali atrodyti regioninis bendradarbiavimas. Mes žinome, kad anksčiau jau buvo duota daug pažadų dėl Šiaurės Izraelio plėtros. Todėl tikrai teks palaukti ir pažiūrėti, kuo šis kartas bus kitoks. Tačiau likite su mumis. Kitą savaitę parodysime visus interviu ir išsamesnę istoriją apie tai. Aš, Nataša Kirčiuk, pranešu iš Haifos įlankos.